Labą dieną, Sigitai, sveikinam su pergalė, norėtumėm keletą klausimų užduoti. Šiandien stebėjom varžybas prieš Latvijos komandą. Kaip jūs pats vertinat pasiruošimą komandos šitom varžybom? Labą dieną, dabar tik tai vyksta žaidybinio pasiruošimo pradžia šiuo metu. Tai kad sunku kažką ir pasakyti apie žaidimą, nes daug nesustyguotų vietų, daug trūkumų, tačiau ir gerų dalykų. Tai dar turim iki čempionato pradžios pakankamai daug laiko ir taisysim klaidas ir gerinsim tuos dalykus, kurie mums geriausiai pavyksta. Supratau. Ar šiandienos varžybom buvo kažkokie tai keliami tikslai komandai? Taip, tikslai buvo keliami pirmoje eilėje, tikslai, kad visi žaidėjai, kurie ruošiasi, pažaistų tam tikrą laiką minučių, kad bendrautų tarpusavį skirtingose kėliniuose ir surastų bendrą kalbą, vykdyti nurodymus tos, kurios turėtų daryti rimtose varžybose. Tai ne viskas pavyko, kaip minėjau. Pagrindinis toks tikslas ir buvo derinti, dar kartą derinti veiksmus. Tiek puolime, tiek gynyboje. Supratau. O dabar jūsų komandos planai pasiruošime, kokie bus? Mūsų planuose dar keletą rungtynių draugiškų ir ruošti žaidėjus taip, kad jie galėtų pilnų pajėgumų, fizinių pajėgumų dirbti visas 80 minučių. Supratau, ačiū Jums už interviu ir gerų varžybų artėjančių. Dėkui, sėkmės. Viso.